Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 81 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie hashsetą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs jau žinote, kad egzistuoja toks dalykas kaip list, į kurį mes galim išsaugoti daug skirtingų elementų, tam tikro nurodyto tipo. Ir tai yra dinaminis masyvas, ir tai reiškia, kad jis gali keisti savo dydį. Mes galim kaip pridėti daugiau elementų, taip ir panaikinti tam tikrus elementus. Bet lygiai taip pat yra ir kita duomenų struktūra hashset, kurie saugo tik unikalius elementus. Mes lygiai taip pat kaip ir su list tipu turime tarp trikampinių skliaustų nurodyti tipą, kuris ten bus saugomas. Tarkim, mes saugosim paprastus skaičius. Galim inicializuoti hashsetą tokiu būdu arba naudoti supaprastintą inicializaciją ir padaryti tai tokiu būdu. Taip pat mes galim iškart nurodyti, o kokios reikšmės tam turi būti saugomos. Tai lygiai taip pat kaip ir su masyvais ir listais mes galim tai nurodyti tokiu būdu arba naudoti naujesnę sintaksę ir aprašyti tai tarp kvadratinių skliaustų. Taip irgi veiks, taip mes irgi galim padaryti. Hashsetas veikia su for each ciklais lygiai taip pat kaip ir visos kitos kolekcijos. Tai mes galim praeiti pro visus elementus ir pažiūrėti, kokie jie ten yra. Na ir kai mes paleidžiame tą kodą, tai matome visus tos skaičius. Hashsetas lygiai taip pat kaip ir listas turi metodą add. Tai mes galim arba pridėti elementą, arba panaikinti naudojant remove funkciją. Ir dabar mes matome, kad atsirado pas mus šešetas, bet trejetas išnyko. Ir jūs galite paklausti, o kam mums reikalingas hashsetas, jeigu pas mus jau yra listas. Ir hashsetas naudojamas yra tada, kai mes norim saugoti tik unikalios reikšmės. Tai jeigu aš dar kartą pabandysiu pridėti šešetuką kelis kartus, mes pastebėsime, kad jis buvo pridėtas tik vieną kartą. Šešetas pas mus atsirado tik vienas, tai hashsetas žiūri, jeigu toks elementas pas mus jau egzistuoja, tai jis nebus pridėtas į hashsetą. Jeigu tokio elemento pas mus nėra, tai tas elementas bus pridėtas. Jeigu mes pažiūrėsime, tai add metodas pas mus atiduoda atgal bool tipą. Tai jeigu mes bandom pridėti šešetą ir jo nėra, tai mes išvesime true, nes toks elementas buvo pridėtas. Lygiai taip pat veikia ir remove metodas. Jeigu elementas yra ir mes jį galim panaikinti, mes jį naikiname ir atiduodame true. Bet jeigu elemento nėra, mes atiduosime atgal false. Tai kaip jūs dabar matote, šešetą pas mus nebuvo, mes jį pridėjome. Bet po to šešetas pas mus jau kolekcijoje yra, mes jį bandome pridėti ir negalim. Sako false, ne, mes nepridėjome jį, nes toks elementas jau pas mus yra. Lygiai taip pat ir su remove. Jeigu elementas yra ir mums pavyko jį panaikinti, mes gauname true. Jeigu elemento nėra ir mes bandome jį panaikinti, tai gauname false. Ir hashsetas viduj saugo elementus pagal tam tikrą algoritmą. Tai mes negalim tiesiog pasiekti kažkokį elementą, naudojant indeksus. Aš negaliu pasakyti, kad pagal nulinį indeksą man reikalingas elementas. Nes nums neperkrauna tokio operatoriaus. Jis neturi operatoriaus kvadratinių skliaustų. Tai toks dalykas pas mus čia nesuveiks. Bet mes galim patikrinti, ar elementas pas mus egzistuoja kolekcija, ar tokio elemento pas mus nėra. Mes galim pažiūrėti, ar yra ten pas mus dvejetas ir ar yra ten pas mus trejetas. Ir kai paleidėme tą kodą, matome, kad dvejetas tikrai pas mus ten yra, o trejeto pas mus nėra. Taip pat mes galim pažiūrėti, kiek ten yra elementų, naudojant count. Ir su clear mes galim panaikinti visus elementus, kurie yra saugomi viduj hashseto. Ir mes matome, kad prieš atlaistinant hashsetą pas mus buvo 5 elementai, bet po atlaistinimo pas mus liko tik 0 elementų. Dabar sukursime 2 hashsetus ir pažiūrėsime, kaip mes galim sujungti tos kolekcijos ir gausime atgal tam tikrus rezultatus. Kai mes atliekame intersektą, tai mes matome, kad lieka mūsų kolekcijoje tik tie elementai, kurie egzistuoja ir vienoje kolekcijoje, ir kitoje kolekcijoje. Tai 4 ir 5 buvo ir vienoje, ir kitoje kolekcijoje. Bet taip pat yra ir kiti metodai. Mes galim atlikti union, ir tada liks visi elementai iš pirmos kolekcijos ir visi elementai iš antros kolekcijos. Bet kaip matote, 4 buvo pakartotas tik vieną kartą ir 5 irgi buvo pakartotas tik vieną kartą. Taip pat mes galim accept with padaryti. Tai mes iš pirmos kolekcijos panaikinsime viską, kas yra antroje kolekcijoje. Tai 4-5 buvo ir antroje kolekcijoje, tai 4-5 buvo panaikinti iš pirmos kolekcijos ir liko tik 1, 2, 3. Taip pat mes galim atlikti symmetric exception, tai elementai, kurie buvo ir vienoje ir kitoje kolekcijoje, bus panaikinti ir liks tik unikalūs elementai iš 2 kolekcijų. Tai 4-5 yra ir ten, tai čia mes 4-5 nepamatysime. Ir atkreipkite dėmesį, kad elementai gali būti saugomi nebūtinai tokia tvarka, kaip jie buvo pridėti. Hashsetas tai pas mus yra reference tipas. Jeigu mes atliksime tokį priskyrimą ir kažką su tą kopiją padarysime, tarkim pasakysime copy.remove3 ir copy.add6 ir po to išvesime viską iš nums,
Tai galim pastebėti, kad pakeitimai mūsų hashseto per copy įtakoja ir nums hashsetui. Nes tai yra tas pats hashsetas, pas mus tik skirtingos nuorodos į tą patį hashsetą. Jeigu mes norime padaryti tikrą kopiją, tai mums reikia naudoti copy konstruktorių. Mes turime parašyti new ir į tą konstruktorių mes turim perduoti kažkokią kitą kolekciją. Tai gali būti hashsetas, listas, masyvas ir taip toliau. Bet kas? Ir jeigu dabar mes paleisime tą kodą, tai pamatysime, kad originalus hashsetas pas mus liko toks kaip ir buvo, o pasikeitė tik kopija. Na ir paskutinis svarbus dalykas, apie kurį reikia pakalbėti, tai hashseto veikimas su mūsų tipais. Tarkim, mes bandom pridėti 3 vienodus elementus ir pažiūrėsime, kiek pas mus skirtingų reikšmių bus. Tai kai paleidžiame tą kodą, mes matome, kad pas mus yra 3 skirtingos reikšmės. Nors, kaip mes matome čia, visos tos reikšmės yra vienodos. O viskas yra dėl to, kad tam, kad mūsų tipai galėtų dirbti su hashsetu, mums reikia perkrauti tokius metodus kaip getHashCode ir equals, kad galima būtų pažiūrėti hashkodą to tipo ir padėti jį į atitinkamą vietą pačiame hashsete. Kaip veikia tas algoritmas, mes dar kalbėsime, pas mus bus atskiros pamokos skirtos tam, bet kol kas tiesiog žinokite, kad mes būtinai turime perkrauti tos 2 metodus. Ir kai mes atliekame dar tokius veiksmus, kai mes bandome pažiūrėti, ar egzistuoja pas mus toks objektas hashsete, mes gauname false, sako, kad ne, toks neegzistuoja. Kai mes bandome jį panaikinti, ir jis sako, ne, negalim, nes tokio elemento nėra. Ir kai mes tikrinam countą, countas taip ir išlieka 3. O dabar mes perkrausim tos metodus ir pažiūrėsim, kas pas mus bus. Tai mes darysime patikrinimą pagal vardą ir pagal metus ir taip pat perkrausim hashcode metodą. Mes galim gauti hashcode tokiu būdu, arba mes galim taikyti metodą hashcode combine. Ir dar vienas dalykas, pas mus į equals metodą turi ateiti nullable object. Visą laiką geriau rašykite čia klaustuką, kad nebūtų papildomų warningų. Ir dabar, jeigu mes paleisime tą kodą, tai matysime, kad prieš tai, kai mes norim sukurti tokią kolekciją, mes matome, kad čia yra vienodi elementai pas mus ir pas mus ateina atgal vienetas. O kai mes bandome patikrinti, ar toks elementas pas mus yra, irgi gauname true, nors ir čia yra kuriamas naujas objektas. Ir kai mes bandome jį panaikinti, irgi gauname true, kuriant naują elementą ir perdodant jį ten. Ir tada mūsų kiekis yra 0 galų gale. Nors čia yra skirtingos nuorodos į skirtingus objektus, bet tie objektai yra vienodi pagal mūsų taisyklės, pagal mūsų equals metodą, kurį mes parašėme. Dabar padarysime truputį kitaip. Mes parašysime tai tokiu būdu, paleisime kodą ir matysime, kad pas mus jau yra 3 elementai, kad mes neturime tokio dalyko kaip John 4, na viskas logiška, ir mes negalim panaikinti John 5, nes jo pas mus kode nėra. Ir kiekis visų elementų galų gale yra 3. Bet jeigu aš dabar mūsų equals metodą parašysiu tiesiog true kaip rezultatą ir prie hashcode parašysiu tiesiog 0, mes paleidus tą kodą galim pastebėti, kad visi elementai pas mus yra vienodi, nors reikšmės yra ten skirtingos. Mes tikrai turim tokį dalyką kaip John 4 ir pas mus John 5 buvo laimingai panaikintas. Ir elementų kiekis galų gale pas mus yra 0, nes equals metodas visą laiką grąžins true, kai mes bandysime lyginti tos elementus, nesvarbu kokie jie yra, mes visą laiką gausime true. Jis sakys, kad tie elementai yra vienodi, dėl to mes ir pridedam tik vieną elementą ir naikiname irgi visą laiką tą patį elementą, nesvarbu kokios ten bus po to kitos reikšmės. Ir mes dabar bandysime dar įdėti daugiau naujų objektų į mūsų hashsetą. Paleisime for ciklą ir sakysime, kad kursime vis naują ir naują Johną ir bandysime jį pridėti. Ir iškart tada bandysime išvesti informaciją apie tai, kiek pas mus yra tų elementų ten viduj ir žiūrėsime, kaip keičiasi kiekis. Bet jeigu mes dabar pasakysime, kad equals visą laiką false ir bandysime panaikinti kažkokį elementą, tarkim John 5, mes jį rasim pagal hashcode, bet equals metodas pasakys mums false ir mes negalėsime jį panaikinti. Tai nei John 4 pas mus nėra, nes equals atiduoda false, ir John 5 irgi pas mus neegzistuoja, nes equals atiduoda false. Tai tie 2 metodai turi būti perkrauti prasmingai, kad viskas veiktų be jokių problemų. Arba mes dabar galim pasakyti, kad čia visą laiką pas mus bus true, o hashcode'as pas mus bus skaičiuojamas pagal tokią formulę. Mes sakysime, kad iš vardo naikiname užrašą John ir paliekam tik skaičių, tą skaičių parsinam ir po to daliname iš 10 ir liekaną atiduodame atgal. Tai mes matysime, kad iki 10 mes prieiname, o virš 10 mes jau skaičių negauname. Tai ir yra specifika hashseto, kaip jis saugo visus elementus. Tai ir yra tas atvejs, kai pas mus įvyksta hashcode kolizija. Bet apie tą algoritmą mes kalbėsime truputį vėliau kitose pamokose.
Dabar jūs žinote, kaip dirbti su hashtagu ir žinote, kaip hashtag'e saugoti savo duomenų tipus. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.